Sveiki kolegos! Šiandieną aš jums parodysiu, kaip pasiūti visą džemperį. Kaip prisiūti džemperio uždėtinę kišenę, aš jau esu įdėjusi filmuką, jūs galite pasižiūrėti, ten nuosekliai aiškinu kiekvieną žingsnį. Kaip ir visada, po mano filmuku jūs rasite visus reikalingus išmatavimus, visą darbo eigą smulkiai aprašytą, taip pat visas reikalingas darbui priemonės ir kaip ką aš dariau. Kad nepamesti filmukų, paspauskite like ir susitikime mano kanale dar ir kitą kartą. Mano džemperio rankogaliai, apatinė juosta prisiūta prie džemperio apačios ir apykaklė yra iškirpti iš to paties trikotažo. Taip pageidavo klientas. Jeigu jūs apykaklę, rankogalius ir apatinę juostą kirpsite iš ribo, jų susiuvimo eiga ir prisiuvimo eiga bus labai panaši į tai, ką aš parodysiu savo filmuke. Taigi pradedam darbus. Pirmas mūsų darbas, siuvant džemperį, yra susisiūti pečių siūles. Dedame nugaros detalę gerąją pusę į viršų. Ant jos gerąją pusę vieną su kita dedam priekio detalę. Kartoju dar kartą, kad priekio ir nugaros detalės būtų sudėtos gerosiomis pusėmis į vidų. Jūs jau turbūt žinot, kad visada siūlės siuvam sudėjus gerosiomis pusėmis į vidų. Jums reikia susisegti smeigtukais ir susidaikstyti pečių siūles, vieną ir kitą. Reikia su jas susegti taip, kad šitas kontūras būtinai sutaptų vienas su kitu. Jeigu dar nesate pakankamai įgudę, rekomenduočiau vis dėlto pečių siūles susidaikstyti. Kai pečių siūlės jau yra paruoštos, mes jas susiūsime su ketursiūliu overloku iš priekinės detalės pusės. Siuvame būtinai iš priekinės detalės pusės, todėl, kad po to mes pečių siūles nulyginsim užlaidą į nugarą. Ir mes nulyginę siūlės užlaidą matysime overloko apmėtymo gerąją pusę. Pečių siūlės jau yra susiūtos ir nulygintos į nugaros pusę. Jeigu klausite, o kodėl būtent į nugaros pusę, todėl kad tokia yra taisyklė. Jeigu siūlės yra susiuvamos ir apmėtomos kartu, jos yra lyginamos į nugaros pusę. Ta pati taisyklė galioja ir pečių siūliai, ir šoniniai siūliai. Pakol kas iki šoninės siūlės mes dar nepriėjome, susitvarkėm su pečių siūle, viena ir kita, dabar įsiuvinėsime rankoves. Kadangi džemperis yra marškininio kirpimo rankovės, tai eiga yra tokia, kad po pečių siūlės yra įsiuvama rankovė į pažastę. Pirmiausiai norėčiau pakalbėti apie rankovę. Kai jūs darote lekalus, jau turbūt žinote, kad rankovėje yra būtini du įkirpiai. Jie yra labai svarbus. Viršutinis įkirpis esantis rankovės galvutės aukščiausiame taške rodo, kad jį reikės sutapdinti su pečių siūle. Žemiau esantis įkirpis ant rankovės galvutės apvalos rodo, kad tai yra rankovės priekinė pusė. Juos būtinai reikia pasižymėti, todėl kad jais orientuosimės, kai daikstysim rankovę į pažastį. Pasidedame savo gaminį gerąją pusę į viršų taip, kad jūs priešai save matytumėte išskleistą pažastį. Pečių siūlė, čia yra mūsų priekis, čia yra nugara. Gaminio blogąją pusę aš visada pasižymiu su muilu štai tokiais kryžiukais. Taigi dedame ant gaminio gerosios pusės, uždedu rankovę gerąją pusę į vidų. Čia yra blogoji pusė, apačioje yra geroji pusė. Sudedu gerosiomis pusėmis į vidų ir pirmiausia sutapdinu pečių siūlės įkirpį ir jį susisegu smeigtuku. Kadangi čia yra mano priekio detalė, atkreipkite dėmesį, čia yra ir rankovės priekis.
Vadinasi, juos taip pat reikės sutapdinti ir pirmiausia, ką aš padarau, tai sutapdinu rankovės kraštą su šoninė siūle. Jie turėtų sutapti vienas su kitu labai tiksliai. Sudedu ir susisegu. Ta patį padarau su nugaros detale ir su rankovės kraštu. Sutapdinu rankovės kraštą su gaminio šoninės siūlės pradžia. Taip pat susisegu smeigtuku. Tai yra mūsų orientyrai, kaip pridaikstyti rankovę į pažastį. Toliau rankovę segame taip smeigtukais, kad pažasties ir rankovės kontūras labai tiksliai sutaptų. Segame būtinai statmenai smeigtukais į kontūro liniją, todėl kad taip susegtas smeigtukas geriausiai išlaiko rankovę ir jinai nepasislenka. Segame pakankamai tankiai. Marškininio kirpimo rankovėse sulaikymo nebūna. Jis yra neapskaičiuotas pagal lekalus, todėl rankovė į pažastį jums atitiks labai tiksliai. Na va, susisegėm iki pečių siūlės, dabar tą patį padarysime ir su priekio dalim. Kai susisegam smeigtukais visą rankovę nuo vienos šoninės siūlės iki kitos, tada rekomenduočiau tą rankovę įsidaikstyti. Jeigu dar nesate labai įgudę, jums reikėtų įsidaikstyti rankovę į pažastį, taip jūs rankovę įsiūsite greičiau ir kokybiškiau. Daikstome maždaug 1 cm atstumu nuo rankovės galvutės linijos, nuo vieno krašto iki kito. Tai padarome abi rankovės. Aš susisegiau ir pasiruošiau siūti abi rankovės. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad rankovės įsiuvimą mes darysime ne iš rankovės pusės su ketursiūlio overloku. Ne taip siūsim, ne iš rankovės pusės, o iš gaminio pusės. Kodėl? O todėl, kad tokia taisyklė yra. Visada rankovę siuvame į pažastį iš gaminio pusės. Kai rankovė jau yra įsiūta į gaminį, aš susidedu gaminį gerosiomis pusėmis į vidų. Susidedu, kad rankovės apatinė siūlė sutaptų ir kad šoninė siūlė taip pat sutaptų. Dabar susisegsiu smeigtukais per šitas dvi siūles. Pradedu sagstyti nuo rankovės apatinio krašto ir būtinai sutapdinu rankovės siūlės abiejų kraštų kontūrus. Segu smeigtukais, būtinai statmenai. Taip geriausiai laikosi detalės, jos nepasislenka sudaikstant arba susiuvant. Priėjusi rankovės įsiuvimo į pažastį siūlę galima overloko užlaidas vieną užlaidą nuversti į vieną pusę, kitą užlaidą nuversti į kitą pusę. Taip jūs išvengsite šitoje vietoje papildomo sustorėjimo. Sutapdinu abi siūles ir susegu toje vietoje smeigtuku. Pabaigsiu sagstyti rankovę ir susagstysiu visą šoninę siūlę iki pat galo. Kai susagščiau visą rankovės siūlę, visą šoninę siūlę, tą patį padarysiu ir su kita pusė. Tada jau galima ir susiuvinėti su overloku. Siūsime iš priekinės detalės pusės. Todėl, kad paskui šoninę ir rankovės siūlę mes nulyginsime į nugaros pusę. Taigi vėl galioja ta pati taisyklė, kad nulyginus siūlės užlaidą, jūs turite matyti overloko apmėtymo gerąją pusę.
noriu Jums priminti, kad siūlės, ten kur susiduria ties pažasties apačia, jos turi sutapti. Jeigu jos nesutampa, manau, atsakymą žinote visi. Giliai įkvėpiam, iškvėpiam, imam ardiklį ir darom iš naujo. Taigi, siūlės mano susiūtos, nulygintos į nugarą, perinam prie rankovio apačios. Prie rankovės apačios aš noriu prisiūti rankogalį iš to paties audinio. Jisai bus perlenktas per pusę, prisiūtas perlenktas per pusę ir kai jis jau bus prisiūtas, jo plotis bus 6 cm. Mano rankovės apačia yra 11 cm pločio. Aš išsikirpau 22 cm ilgio ir 13,5 cm pločio rankogalį. Jį kirpausi tokia kryptim, kuria mano trikotažas geriausiai tempėsi. Mano trikotažas geriausiai tempėsi išilgai krašto. Taigi, išsikirpau šitas 2 rankogalio detalės ir pirmiausia, aš jas sulenksiu gerąją pusę į vidų ir susisiūsiu siūlę su overloku, vieną ir kitą rankogalį, tada išversiu į gerąją pusę. Abu rankogalius susiūtus aš išverčiu į gerąją pusę. Sutapdinu jų kraštus. Siūlės būtinai turi sutapti. Ir prilyginsiu rankogalio lenkimo liniją. Kai rankogalį prisilyginau, aš jį dabar užmausiu ant rankovės ir prisiuvinėsiu prie rankovės apačios. Atkreipkite dėmesį, rankovė išversta į gerąją pusę. Aš ant rankovės apačios užmaunu rankogalį. Užmovus rankogalį ant rankovės, aš pirmiausiai sutapdinu rankovės ir rankogalio susiuvimo užlaidas ir jas susegu smeigtukais. O toliau jau jūs turite labai atidžiai sutapdinti rankogalio abu kraštus su rankovės apačia ir taip pat susisegti aplink visą rankovės apačią smeigtukais. Reikia tai padaryti labai atidžiai, kad kontūrai pat šitoje vietoje būtų labai tiksliai sutapę. Aš jums siūlau pirmiausiai susisegti smeigtukais. Smeigtukas, kaip visada, segame statmenai krašto, o po to susidaikstyti, todėl kad kai jūs siūsite su overloku, kad nepasislinktų nei vienas jūsų kraštas. Aš tą patį padarysiu ir su kita rankove. Prisiuvus overloku, iš gerosios pusės tikrinam kokybę. Svarbiausia, kad siūlės turi sutapti idealiai. Viduje nepamirškite tvarkingai sutvarkyti overloko pabaigos. Kadangi mes čia apsiuvame ratu ir siuvame iš rankogalio pusės, vadinasi, užbaigus overloką, iš overloko siūlų grandinėlės reikėtų ištraukti siūlus, ją išardyti, surišti mazgą ir, aišku, nukirpti kraščiukus. Todėl, kad viduje jūsų gaminys turi būti toks pat tvarkingas, kaip ir išorėje. Rankogalio prisiuvimo siūlę jūs galite šiek tiek nugarinti į rankovės pusę. Prie gaminio apačios aš prisiuvinėsiu perlenktą juostą tokiu pačiu principu, kaip ir rankogalį. Išsikirpau ją tą kryptim, kuria labiausiai tempėsi mano trikotažas. Tai yra matmenų kryptim arba kitaip sakant išilgai. Perlenkus gaminį per pusę, gaminio apačia pas mane yra pusė 56 cm. Juostą perlenktą per pusę aš išsikirpau
51 cm. Aš ją išsikirpau šiek tiek siauresnę, todėl kad noriu šiek tiek prilaikyti gaminio apačią. Toliau seka darbai tokie patys, kaip prisiuvant rankogalį prie rankovės apačios. Sudedu juostą gerąją pusę į vidų, susiūsiu su overloku šitą siūlę, tada išversiu juostą į gerąją pusę ir prilyginsiu ją per pusę. Kai apačios juosta jau yra paruošta, susiūta ir prilyginta per pusę, ją aš prisiuvinėsiu prie gaminio. Atkreipkite dėmesį, gaminys pas mane yra gerąją pusę į viršų, aš ant jo apačios užmausiu juostą. Juostos susiuvimo siūlę aš sutapdinsiu su gaminio kairiąja šoninė siūle. Sutapdinu ir susisegu smeigtukais. Kai vienas gaminio šonas jau yra susegtas su juosta, dabar jums reikia sutapdinti kitą šoną su juostos šonu. Kadangi, atkreipkite dėmesį, gaminys yra platesnis negu juosta, susirandam, kur yra sutapdinimo taškai ir juos susegam tarpusavyje. Sudedam visus 3 sluoksnius labai atidžiai ir vėl prisegame smeigtuku. Dabar jums reikia paskirstyti visą gaminį, susegant kartu su juostos kraštais. Iš gaminio jūs darysite nedidelius, tokius nedidelius palaikymus. Jisai bus šiek tiek sulaikytas, arba jūs galite savo prisiuvamą juostą šiek tiek patempti, dedant ant gaminio krašto. Parodysiu jums, kaip aš darau sulaikymą, pridaigstant gaminio apačią prie apatinės perlenktos detalės. Tiesiog ties kiekvienu segtuko susegimu iš gaminio aš darau tokį nedidelį sulaikymą. Tai matosi, segant segtukus tokiais nedideliais, maždaug 3 cm tarpais. Aš pirmiausia taip paskirstau tą sulaikymą, kad jisai visur man pasiskirstytų tolygiai aplink visą gaminio apačią, o po to jau prisiuvinėsiu su overloku iš apatinės šitos perlenktos detalės pusės. Jums primygtinai rekomenduočiau visą šitą sulaikymą dar papildomai prisidaigstyti. O jūs paklausit manęs, o kodėlgi aš nedaigstau? O todėl, kad aš siuvau jau labai senai ir žinau, kaip reikia pirštais prispausti, kad apatinė detalė man po overloku nesusigarbanotų. Taigi, jeigu jūs nenorite ardyti, tada ir neturite didelės patirties, jums rekomenduočiau prisidaigstyti. O jeigu jūs manot, kad jums pasiseks iš pirmo karto, tada sėkmės. Prisiuvus apačią mes tikriname kokybę. Kloščių jokių būdų negali būti iš gaminio, bet matosi, kad gaminio apačia ties apatinė juosta yra šiek tiek prilaikyta. Be abejo, ta siūlė, kur sutapdinau juostos ir šoninė siūlė susiuvimą, turi idealiai aišku sutapti. Kai prisiuvom ir mus tenkina prisiuvimo kokybė, kloščių nėra nei priekyje, nei nugaroje, vadinasi, mes šitą prisiuvimo užlaidą šiek tiek prigarinsim, nuversdami užlaidą į viršų. Dabar siūsime apykaklę. Prie džemperio kaklo bus prisiūta 10 cm pločio aukšta apykaklė. Pirmiausia, aš susidedu džemperį, perlenkiu jį per pusę, čia yra priekio lenkimo linija, čia yra nugaros lenkimo linija, sutapdinu pečių siūles labai tiksliai, kad šita priekaklio linija gulėtų ant stalo ir nesigarbanotų. Matuosiu priekaklio liniją, pradedant nuo nugaros iki priekio,
Kadangi overloko siūlės plotis yra 7 mm, vadinasi, aš ir matuosiu, atitraukus nuo krašto 7 mm. Mano priekaklio ilgis yra 26 cm. Tai yra pusė priekaklio. Aš įsikirpau apykaklę, kurios plotis yra 21,5 cm, o ilgis perlenkta pusiau yra 25 cm. Aš ją padariau šiek tiek mažesnę negu priekaklį. Dabar tokios apykaklės prisiuvimo principas yra lygiai toks pats, kaip ir rankogalių ir apačios. Sudedu gerosiomis pusėmis į vidų ir susiuvu overloku. Susiuvu, išverčiu ir prilyginu kraštą. Kai apykaklė yra susiūta ir prilyginta per pusę, prilygino štai šitą kraštą, dabar ją reikia pridaikstinti prie gaminio priekaklio. Noriu atkreipti jūsų dėmesį. Mano apykaklėje yra viena siūlė. Kadangi mano trikotažas yra pūkis ir pakankamai storas, ir jeigu aš darysiu sujungimą ties kairiąja siūle, o sujungimas dažniausiai daromas ties kairiąja gaminio siūle žiūrint iš priekio, tam, kad šitoje vietoje nebūtų sustorėjimo, aš apykaklės siūlę šiek tiek perkelsiu į nugaros pusę. Taigi, vadinasi, mano apykaklės siūlė bus paslinkta, žiūrint iš gaminio kairiojo peties, nugaroj maždaug per 2 cm. Taigi sudėsiu apykaklę ir priekaklį tarpusavyje gerosiomis pusėmis ir pirmiausia sudaikstysiu smeigtukais. Dedu prie gaminio gerosios pusės apykaklės kraštus, perslenku apykaklės siūlę į nugaros pusę maždaug 2 cm, susisegu smeigtuku. Toliau man belieks apykaklės išorinius kraštus sutapdinti su gaminio priekaklio kraštu. Vėlgi tai darau padėdama apykaklę ant gerosios gaminio pusės, visi kraštai sutampa ir aš segu smeigtukus būtinai statmenai. Susisegus aplinkui, vėlgi rekomenduoju jums apykaklę prisidaikstyti prieš susiuvant overloku. Segant apykaklę, nepamirškite, kad ji nors ir labai mažai, bet yra šiek tiek mažesnė negu gaminio priekaklis. Vadinasi, apykaklė turėtų būti vos įtempta arba iš gaminio priekaklio jūs turite matyti tokį nedidelį sulaikymą. Kai apykaklė yra pilnai prisegta prie gaminio priekaklio, mums belieka ją prisidaikstyti ir su overloku prisisiūti. Siuvame vėl taip pat iš apykaklės pusės. Na štai, apykaklė jau prisiūta. Patikrinam kokybę, ar viskas prisisiuvo tvarkingai. Ir tai mūsų paskutinis darbas šitame džemperyje. Jeigu jūs turite kažkokių tai klausimų, ar jums buvo kažkas neaišku, parašykite man komentaruose, aš tikrai pasistengsiu jums atsakyti. Jeigu patiko ir šita pamoka jums yra naudinga, tam, kad jos nepamestumėt, paspauskit like ir susitikime mano kanale ir kitą kartą. Su jumis buvau aš, Ramunė Sabelienė. Gražių jums siuvinių ir iki kitų susitikimų.